Labas. Noriu padaryti skaitymą tiesiog, kokios yra kolektyvui taro žinutės, ne tik taro dabar, orakulo kaladę esu pasiemus, kokios yra žinutės kolektyvui šiuo metu, kas yra aktualu, į ką yra kviečiamas atkreipti dėmesys, ką mes galime padaryti, eidami geriausios savo versijos link ir kuo mažiau klaidžiodami savo kelyje iš taško A į taško B ar į taško Z. Į tašką Z. Taip, demonas. Gerai. Pasižiūrėkime. Tai bus tiesiog bendrasis skaitimas kolektyvui. Lupa arba padidinimo stiklas. Pelės. Ajajai, pelės, tai man čia nelabai patinka. Gėlių puokštė. Pirštinės. Šuo. Gali būti, kad tai yra laikas, kurio metu sužinosite, suprasite, kas yra kas ir sužinosite, kurie žmonės nori jums pakenkti ir kurie žmonės turi jūsų užnugarį. Kurie žmonės yra ištikimi kaip šunys, lojalūs ir pasiryžę bet kada padėti. Pirštinės ir gėlių puokštė su šuniu man taip pat duoda tokį įspūdį, kad čia kai kam gali eiti kalba ir apie slaptą gerbėją, kurį jūs nematote, apie kurį nežinote, bet gali būti, kad tai yra laikas, kada jūs jį pamatysite ir jį pamatyti gali padėti pelės. Tiesiog šito žmogus riteriškai savo veiksmais gali jūs nuo pelių apginti. Man toks įspūdis iš šitų kortų susidaro. Čia kai kam skirtingos situacijos ir apačioj yra riteris ir čia yra šviesos riteris, nes yra šitoj kaladėje du riteriai, tamsos ir šviesos. Riteris, tiltas, mabonas, laikas. Manau, kad yra žmogus, kuris jūs saugo ir kuris jums nori padėti. Aišku, mūsų pažmonės visokie, tiek gero linkintis, tiek nenorintis, kad mums sektųsi ir būtumėm laimingi. Bet iš šitų kortų yra labai stiprus įspūdis, kad turime didelę apsaugą ir jokios pelės mums nebaisios, kolektyvui nebaisios. Gerai, pasižiūrim su kitom orakulo kortom, kas yra
Padidinimo stiklas gal galim patikslinti su šitom kortom. Pasižiūrėkime. Vaivorykštė. Sunkiausia dalis jau yra, sunkiausia situacijos dalis jau yra pasibaigusi. Kas yra pelės? Kodėl mes turime pelės? Gerai, žiūrim, 2 kortos. Slėnis. Gili asmeninė stiprybė ir ramybė, kuri užtikrina sėkmę. Batas. Padidink savo pastangas, jeigu nori pasiekti savo tikslus. Gali būti, kad susidurite su tam tikromis kliūtimis. Pelės reprezentuoja tam tikras kliūtis, kurias jūs turite įveikti, kad jūsų sėkmė būtų užtikrinta. Kaip sakant, sunkiausia situacijos dalis yra įveikta, bet jūs dar turite namų darbų ir turite padidinti pastangas. Gal paskui pasižiūrėsime, kas tai per pastangas, gal bus galima kažką konkrečiau pamatyti, apie ką čia eina kalba, kokios tas pastangas jūs čia turite padaryti. Gėlių puokštė yra karūna, pagarba, garbė ir pagarba pas jūs ateis. Pirštinės, kas yra? Arka. Naujos galimybės ir takai atsiveria. Ir šuo. Vėliava. Nesumažinkite savęs, nenuleiskite savo kartelės, savo standartų nesumažinkite. Oi, labai gražios kortos. Truputėlį neaišku, kas yra čia tos pelės, kokias jūs pastangas turite dėti. Kokias pastangas jūs turite dėti, galbūt kažkaip apsaugoti savo energiją, kad joje nebūtų skylių ir neįlystų pelės. Emociškai saugi, mylinti šeima jums yra svarbi. Jums svarbu yra dėti pastangas apsaugoti savo asmeninę erdvę, savo artimiausių žmonių ratą. Galbūt turite surasti jėgos atsakyti tam tikriems žmonėms, kurie manote, kad yra snyki. Tokie nelinkintis jums gero. Dar aš su taru pasižiūrėsiu. Apie ką čia eina kalba? Gerai, vaivorykštė ir didintojas. Gal jums tos dabar esančios problemos atrodo labai didelės ir vaivorykštė tarsi ramina, kad blogiausia jau yra praeityje ir tos problemos nėra tokios didelės, kaip jums atrodo. Apie ką eina kalba su padidinimo stiklu ir
Vaivorykštė. 6 taurės. Galbūt jums atrodo, kad jūs baiminatės, kad jūs pastrigote, jums, to prasme, pastrigimo būsena, pakaroklis iškrito. Jums atrodo, kad tiesiog beviltiškai esat pastrigę, reikalai nejuda į priekį ir nesimato jokios vilties. Bet tai yra tam, kad jūs išmoktumėte pamoką. Kokią pamoką jūs čia turite išmokti? Nepriimti tokių nestabilių pasiūlymų. Tie, kurie nėra ilgalaikiški perspektyvoje. Ir atmesdami tokius pasiūlymus tiesiog nebijokite, nes jūs turite visą gausą, kurios jums reikia ir visus resursus gauti tai, ko jūs norite. Gauti ilgalaikišką pagrindą. Nežinau, konkrečiai iš tikrųjų nekalbu, nes tiesiog kiekvienas esame skirtingoje situacijoje ir sunku kažkaip įvardinti tam tikrą konkrečią situaciją. Kontraktas tai gali būti tiesiog jausmų išreiškimas ir kvietimas eiti į artimesnius santykius arba į tam tikrą draugystę ar tarkim į kažkokią partnerystę darbe ir šiuo atveju, kad išjudėjimas. Tai žodžiu, vaivorykštė rodo, kad blogiausia dalis yra jau baigta ir gali būti, kad jau jūs buvote sulaukę iš nebrandžios energijos tam tikro pasiūlymo ir jūs jo atsisakėte, kas atneša staigų išjudėjimą iš situacijos ir tam tikrą stabilę pradžią. Monetų pažas. Gali būti, kad jūs bijote atsisakyti tam tikro pasiūlymo, kuris jums gali būti siūlomas nebrandaus asmens, bet per jausmų prizmę, kažkaip per jausmus jūs bandant pakabinti. Tai patarimas čia galėtų būti, kad nebijokite šito pasiūlymo praleisti, nes jį praleidus jūsų laukia gausa. Pas jūsų sieną ateis kiti pasiūlymai ir netgi geresni. Nors čia yra taurių pažas, bet matyti, kad tas vaikinas ateina su skeptru, tai jo energija yra
labiau tikslas nėra jausmai kažkokie ir stabilus ilgalaikis ryšys. O jūs turite visus šansus turėti stabilų ir tvirtą pagrindą po kojomis. Galbūt jūs labai pergyvenate, kad yra tam tikras asmuo, jūs žinote, kad yra tam tikras asmuo ir jisai tarsi laiko jūs pakabėnusi už tų kojų. Negalite niekaip išjudėti, įsipančioja, jūs esate kaip voras į to žmogaus voratinklį. Ir šiuo atveju tarsi jums yra nuoroda, kad jūs jau nebesate pakabintas, jūs jau esate judėjime į priekį, į gausą ir nes panašu, kad turėjote nepriimti jo kažkokio pasiūlymo. Ir to pakako. Daugiau kažkokių tai jūsų veiksmų tarsi jau kaip ir nereikia, pamoka išmokta ir jūs jau esate išjudėję į savo gausą ir naujas stabilias pradžias. Iš tų kortų man tokios žinutės ateina. Gerai, man įdomu labai ta dalis apie peles, nes nelabai aišku ir kokias jūs čia pastangas dar turite įdėti, jeigu čia eina kalba, kad jau kaip ir sunkiausia dalis yra praeityje ir jau kaip ir judėjimas į priekį vyksta ir iš tos pakaroklio būsenos esate išjudėję, tai nėra aišku, kokių dar čia jūsų pastangų reikia. Tai gal paklauskime kortų, kokias pastangas kolektyvas turi įdėti, kad jisai pasiektų savo tikslus. 6 taurės, bokštas. Kalavijų riteris. Aštuoni kalavijai. 3 kalavijai, monetų turas, skeptrų karalius. Yra žmogus iš praeities, kuris neša konfliktinę energiją ir yra sukėlęs jums širdies skausmą ir jūs jaučiatės tarsi bejėgis to žmogaus atsikratyti. Norite eiti į kažką naują, bet tarsi jaučiatės bejėgis. Nu ir ką jums daryti dabar tokiai situacijai? Stabiliai judėti į priekį. Žodžiu, stabiliai judėti į priekį ir iš to žmogaus, tą žmogų blokuoti. Nes jo energija jūs skurdina. Gerai, bet tai gerai, paklauskime, ar tas žmogus yra
pelė. Jūs sužinojate, kad jis yra pelė ir ar jūs išjudėjote nuo jo. Taip, jūs iš jo išjudėjote, pelė. Gerai, kodėl kolektyvas šitą informaciją mato? Kodėl čia yra tas batas, kokias pastangas kolektyvas turi dėti ryšium su šitu žmogum, su ta pele, blokuoti. Vėl tas. Blokuoti tą nebrandų žmogų reikia blokuoti, kuris turi pelės energiją, uždaryti šitą ciklą. Manifestuoti. Stebėkite savo mintis, nes neigiamos mintis nepadės jūsų teigiamai manifestacijai. Nežiūrėkite praeities, jau jinai viskas, jau jinai pasibaigus, jūsų laukia imperatorius. Taip, iškrito imperatorius, 4 taurės, 10 skeptrų ir imperatorė. Žodžiu, imperatorių nuo imperatorės skiria 2 žingsniai, 4 taurės ir 10 skeptrų. Ką čia reiškia? Kodėl čia 10 skeptrų? Žodžiu, jūs labai slegia, kad jūs galvojate, kad praleidote tam tikrą galimybę susitikti su imperatoriumi. Reikia susibalansuoti. Stiprybė, valios pastangom. Jūs negalvokite, kad ta praleista proga tai yra, ta prasme, pralaimėtas mūšis yra pralaimėtas karas. Reikia būti balanse ir galvojate, kad viskas, praleidote tą galimybę ir kad jinai nebegrįš. Tačiau korta nurodo, kad pralaimėtas mūšis nėra pralaimėtas karas ir kibirkštis nauja, jinai vis dar egzistuoja ir dega. Nematote, jūs jos tik tai nematote. Bet galimai ir bijote jos, nes nuėjote nuo tokių sunkių patirčių. Ateinate nuo sunkių santykių ir įgavę perėję sunkias patirtis. Taip, tai čia kalba labiau eina, ko gero, apie santykius, apie šeimą, nes iškrito ir pelės, ir čia, kad jūs norite emociškai saugios mylinčios šeimos, kad ta prasme jinai jums yra svarbi. Tai tam, kad jūs tokią šeimą susikurtumėte, šito žinutės ir buvo, kad turite susibalansuoti ir nepergyventi dėl prarastos galimybės.
Viskas, kas vyksta tai, kas mums yra geriausia ir nebūtinai tai, ko mes norime, nebūtinai mums yra skirta, netgi irgi šitas dėsnis taip pat veikia, kad kartais mes norime tokių dalykų, kurie mus padarytų nelaimingais. Bet mes įsivaizduojame, kad tai yra tai ir alpstame ir siekiame ir jeigu gauname, gal kurį laiką ir būname laimingi, nes tiesiog veikiame iš savo traumų ir jaučiamės saugus tam tikroje situacijoje, bet vėliau pamatome, kad ta situacija buvo mums labai žalinga, toksiška ir kokio velnio mes ją įsivėlėme. Tai čia šiuo atveju gali būti nuoroda į tai, kad dar turite įdėti pastangų, kad pakeistumėt savo energiją, ydingą elgesį, kuris veda prie nepageidaujamų pasekmių. Nes elgdamiesi visada taip pat, jūs negalite tikėtis kitokio rezultato. Jeigu jūs norite emociškai saugios ir mylinčios šeimos, taip pat jūs turite pradėti nuo savęs ir įvertinti, kiek jūs patys esat pajėgus suteikti tą emocinį saugumą savo visų pirma, taip pat kaip jūs save mylite ir kaip jūs kitus galite mylėti ir juos emociškai palaikyti, saugoti, kiek jūs esate emociškai brandus. Taip, apie meilę savo, tai čia, žinoma, nekalbama apie kažkokį egoizmą ir ten perdėtą rūpinimąsi savim, tada nieko daugiau gyvenime nematom. Bet tiesiog, kai savęs neplakam ant kiekvieno netinkamo pasirinkimo, ar taip pavadinkim klaidos, nors klaidų nėra, yra tam tikros patirtis, bet niekas taip nuožmiai mūsų neplaka iš išorės, kaip tik mes patys. Tai visų pirma, galbūt atjauta savo būtų supratimas ir šiek tiek atlaidesnis toksai požiūris į save. Gerai, koks dar kolektyvui patarimas galėtų būti su pelėm ir gal dar kažkas tai laikyti ribas. Jums reiktų grįžti nuo daugelio atvirų galimybių į tai, ką jūs mėgote daryti vaikystėje. Gal tai susiję kažkas su gėlėmis. Mokytis, gal kažkam floristikos reikia mokytis. Bet vis vien mes čia kalbam labiau apie šeimą ir artimus žmonės, tai galvočiau, kad čia labiau yra nuoroda tiesiog nebūti išsitaškiusiam ir žongliruoti visais dalykais gyvenime, bet koncentruotis į vaikus, mokytis iš jų, juos mokyti, skirti jiems laiką, dėmesį, žaisti su jais. Galbūt tai svarbu yra, nes neprižiūrint vaikų yra tikimybė juos užauginti pelėmis, ar ne?
tų kortų kontekste šiaip labai logiška būtų tokia interpretacija, kad svarbu dėmesį sutelkti į vaikus, jų mokymą. Gerai, kas čia nori padovanoti kolektyvui gėlių puokštę ir uždėti karūną? Tas, kas bijo. Tas žmogus bijo judėti, nes bijo tiesiog pakliūti į tą patį nelabai fainą gyvenimo ciklą. Bet ta baimė jį labai slegia. Ir dėl to, kad labai slegia, tas pokytis nori, nenori, jisai bus, nes tiesiog labai nemaloni būsena ir jisai manifestuoja. Jis manifestuoja žmogų, kuriam nori padovanoti tą gėlių puokštę. Manifestuoja kalavijų karalienę, rimtą, griežtą moteriškę. Sakau moteriškę, nes matau, kad karalienė, bet čia jau, kaip žinote, iš ne vieno skaitimo, tai nebūtinai yra moteris, tai gali būti ir vyras veikiantis per moterišką energiją. Kalavijų pažas. Gal nori pasiūlyti tai moteriai kažką mokytis. Mokytis, kurti stabilų santykį, stabilius namus, rūmus. Septynios taurės. Gal turi baimę ir šiek tiek ir įsipareigojimą. Bijo uždaryti tas visas galimybės. Apie ką čia tos galimybės? Jisai turbūt bijo būti atstumtas, nes galvoja, kad jūs turite daug pasirinkimo variantų. Esate stabili, nepriklausoma, savarankiška ir teisingumas. Teisingas žmogus, nes iškrito ir teisingumas ir kalavijai jūsų abu galbūt teisingi. Gal tas žmogus dirba kažkokio institucijoje susijusiai su teisėsauga, arba jūs esate susijęs su teisėsauga. Gerai, paklauskime, ar kolektyvui reiktų priimti tą gėlių puokštę, jeigu ją šitas žmogus atneštų. Ar kolektyvui reikia priimti šitą gėlių puokštę? Gali prireikti stiprybės, nes jūs esate nepripratę priimti, bet jums yra pučiama dūda ir krenta didžiojo arkano kortos. Tai yra jūsų gera karma, jums yra pučiama dūda, kad priimti. Nes jūs labai išneš į kūrybinę plotmę. Suvaldyti turite konfliktišką energiją. Konfliktiška praeities energija, tai gali būti, čia vėl eina kalba apie aną.
Gerai, kodėl yra nuoroda nesumažinti savo standartų? Jūs judate į priekį, jūs judate ten, kur geriau kryptingai siekti savo tikslų. Šitas irgi yra, kad padidinti pastangas. Gali būti, kad jūs tiesiog turite per daug reikalauti iš kitų, daugiau reikalauti iš kitų negu iš savęs. Ir turite pirmą iš savęs to paties reikalauti, kad galėtumėte laikyti tokius aukštus standartus kitam žmogui. Judate kažkur, kas praeitį buvo. O praeitį buvo stabili šeima, su vaikais kažkaip susiję. Užblokuotas išdavystė, liūdite dėl prarastos galimybės. Bet yra šuo imperatorius. Kodėl jūs esate užblokavę save skinti, uždarę save skinti vaisius? Nes galvojate, kad jisai turi daug pasirinkimo variantų. Kad nesate verta, užtat jums sako, nenuleiskite savo standartų, nesumažinkite savęs. To, ko nežinote, nemokote, galite visada išmokti ir save tobulinti. Stabilumas, kurti stabilų pagrindą, stabilius santykius bus mokomas eigoje, nes nebūnant santykiai, jeigu jūs nesate dabar santykiai, neįmanoma išmokti kurti santykiai jame nesant. Tai gerai, tai koks patarimas, atsiprašau, kolektyvui. Nebijoti išreikšti savo jausmus, pasakyti taip, kaip jaučiatės, nebūti emociškai uždaram, nes tokiu būdu jūs pagydysite savo širdies žaizdas. Ir išjudėsite iš ten, kur esate. Pokytis. Žodžiu, reikia nebijoti kalbėti. Tai vyksta dabar. Gerai, ką dar galim čia pasižiūrėti? Gerai, kas tas pirštinės čia su tuo naujom galimybėm ir takais. Kas čia per slaptas gelbės man tos pirštinės, tai visiškai asociuosi šiaip daug gėlių. Ir toks jausmas, kad skaitymas yra moterims, nes, gal vyrai mažai gauna gėlių. Apie ką čia tos pirštinės? Kalavijų riteris. Skeptro tūzas, 9 taurės. 5 kalavijai. Dovana. 7 taurės. Žodžiu, yra žmogus, kuris juda labai greitai, turi kažkokį pasiūlymą. Jis nori, kad
turi svajonę susijusią su jumis, nori kažką padovanoti ir tiesiog atverti jūs gausiai. Dar jūs labai savęs stipriai nesat realizavę ir susipažinę su savo galimybėmis. Gerai, ar jums reikia priimti šitą žmogų su savo bukiekais? Teisingumas. Imperatorė. Teisinga būtų priimti, nes tai būtų jūsų kaip ir gera karma. Tai apie ką jūs svajojate? Nepriklausomybė, savarankiškų. O Dieve, kokios kortos krenta magas. Manifestavote jūs tą žmogų. Gerai, ar jūs, galim taip paklausti, ar jūs jį pažįstate? Kad nematote, tai panašu, kad negalim sakyti, kad matote, nes tai yra slaptas gerbėjas. Ar jūs jį pažįstate, tą žmogų, kuris čia turi jums simpatijas ir panašu, kad taip. Jūs link jos stipriai judate. Ir judate ir jo bijote. Matyt, turite baimę santykiams, bet jūs jaučiate. Jūs jaučiate, kad kas tai yra per žmogus. Ir kad tai yra jūsų svajonės išsipildymas. Labai greita energija į stabilumą. Taip. Taip. Vidinė kova. Žodžiu, sakykite taip, nestabdykite savęs vidiniais konfliktais kažkokiais. Judėkite į priekį. Stinkite, investuokite savo laiką, dirbkite ties tom, kas jums yra svarbu. Ir jums grįž jūsų investicijos. Būkite susibalansavę ir ir ateis sėkmė. Šiaip kortos labai fainos, iš tikrųjų jau vien orakulų kortos šį kartą iškrito tikrai pakankamai gražios. Tos pelės šiaip iš kitą reikalą gadina, bet šiaip iš esmės tai tikrai palyginus labai geros kortos, ypatingai iš šitos kaladės, nes čia tikrai visokių yra kortų. Ir tokių nelabai man fainų. Aišku, ir šitoje orakulo kaladė irgi visokių yra. Tai čia tikrai kažkaip, situacija tokia faina ir žinutės tikrai fainos šį kartą. Tai nežinau, ką daugiau paklausti čia ir gerai, gal galim laiko nuorodą kažkokią, kur čia laiko nuorodos, mėnesiai, metų mėnesiai, pasižiūrėkim, tarkim, gal kažkam laiko nuorodą, kada čia tas slaptas riteris gali pasirodyti jum. Spalis. Tai spalį gal jau pasirodė kažkam. Lapkritis. Geras. Spalis, lapkritis, kažkam spalį, kažkam, dar Liepa gali būti kažkam aktuali. Žodžiu, dabar rudens sezonas ir dabar kažkas stipriai čia keičiasi, vyksta. Rudens pabaiga. Tai labai džiaugiuosi
šio skaitymų iš tikrųjų linkiu sėkmės ir kuo geriausios kloties visame kame, kad tuos gerbėjus pastebėtumėte, tuos, kuriuos reikia pastebėti ir jų gėles priimtumėte, kad užsibaigtų tam tikri beprotybės ciklai, ratai, ten pas ką vyksta tokie. Tai dėkui uždėmesį tam kartui. Ačiū, kad palaikote kanalą, kad prisijungiate, žiūrite, palaikinate, komentuojate ir iki kitų greitų susitikimų.